Šiandieną noriu vėl kalbinti Gintarą Mikšiūną, kuris praktikuoja įvairiausius metodus, tiek gilindamas į save, tiek padėdamas kitiems žmonėms. Ir toks galbūt visiems rūpimas klausimas, gal mažai esi apie tai jau kalbėjęs viešumoje. Nuo ko tu pats pradėjai? Kas buvo, sakykime, kokia buvo ta situacija, kad tu nuėjai ieškoti kažkokių įrankių, kurie pagelbėtų tau vienaip ar kitaip susidūrus su problemomis ir juos taikiai? Ir kada tas kelias prasidėjo tavo gyvenime? Parapsichologo kelias, kaučerio kelias? Kelias dažniausiai prasideda nuo ko? Nuo klausimų. Ir tie klausimai, į kuriuos aš neradau atsakymų ir niekas man juos neatsakydavo, aš tiesiog neturėdavau net kur juos ir kam juos užduoti. Tai tiesiog gal netgi ne klausimas, o nuojauta, tokia mintis, kaip ir žinojimas, kad tai, kas aplink tave vyksta, yra netikra. Tai, kuo gyvena žmonės, dėl ko jie gyvena, ką jie daro, viskas paremta siaubingu melu. Ir kodėl žmonės grindžia savo gyvenimą kažkokiais išgalvotais dalykais, netiesom, kai tuo tarpu toks lengvas kelias būtų pažiūrėti viską iš šono ir būtent tokį klausimą užduoti. Tai visą laiką mane persekiojo tokia, aš nuo 3 metų suvokiu savyje, lyg tai tu žiūri į save, į savo šitą laiką erdvę, kuriame tu esi, atsiradai ir turi toliau būti, kaip lyg tai tu save filmuotum per vaizdo registratorių. Ir kai tu save filmuoji per vaizdo registratorių, tu nesi įvykiuose, bet lyg tai tu esi įvykiuose, bet tu visą laiką esi šalia. Tai kaip ir tu dviem akimis savo gyvenime žiūri, tu viena akim pasinėręs esi į įvykius, į gyvenimą, nes tave verčia gyvenimas kažką daryti, o iš kitos pusės tu save stebi ir galvoji, o kodėl tokioj žiaurioj nesąmonėje reikia dalyvauti. Bet daugelį metų praleidai žurnalistiko kelią. Ir ar nebuvo galimybė, sakykime, rašyti apie tai, ar tu vengiai tokių temų? Žurnalistiką atsiradau žurnalistikoje, atsidūriau atsitiktinai. Aš galbūt iki šios dienos būčiau, nežinia ką, veikęs, turėdamas diplomą inžinierinį, bet man tas visiškai nepatiko, nes vėlgi tai yra gyvenau mele ir melavau savo, kad man tai reikia, nes reikia kažkam, gal tėvam, gal visuomeniai, kažkokio tai žmogaus, kuris atlieka kažkokią tai svarbią funkciją, būdamas mažus sraigtelių dideliai mašinai. Ir postūmis gal buvo 87 metai, 88, kai prasidėjo tas laisvėjimas ir buvo galimybės pradėti rašyti. Pradėjau rašyti vakarinės naujienas, mane spausdindavo. Tada buvo... Ir kokios buvo tos temos tada? Tokios paprastos. Kokių temų pradėjai? Kadangi mes ten pankavom, grojom visokiose, ten neformalia visokia veikla, ten truputėlį ir su visokiais turėjau jaunimo judėjimo reikalais, tai mes kadangi tas visas neformalus jaunimo, man tada buvo 20 keli metai, ir tas visas neformalumas tada buvo, jau ėjo ant bangos, į madą ėjo, nes neformalia jaunimo, kaip sakyti, veikloj, gal negi nuo mokyklos pradėjau, vien dėl tos pačios priežasties, kad man buvo nepriimtinas tas viešas formatas,
man jis atrodė labai kvailas, kupinas melo ir apgaulės. Todėl maniau, būdamas jaunas ir geltonsnapis, kad reikia tam priešintis ir šiauštis plaukus. Todėl nuo 82 metų buvau Vilniaus pankas, valkata, senamiesčio, nes tai buvo labai gera. Klausėm bjaurią muziką, tuo metu jinai man labai patiko. Ta bjauri muzika, kas ten? Koks žanras? Sex Pistols, The Stranglers ir panašiai. Įskaitant jau labai sunku metalą, reiškia. Ir gal daugiau, sakyčiau, buvo tas New Wave'as arba Synth Wave'as, tai tokia punkų rūšis, kurie jau su elektronika, reiškia. Tai buvo, bet tai kartu tais tarybiniais laikais mus su tokiom keistom madom, kad įsiskūdavom plaukus, va čia, va taip, ir pasimdavom iš tėvo spintos ploščių kuo ilgiausia, kerzinius batus, reiškia, ir kuo labiau aptrinta portfelį arba tašė, kuo labiau jinai purvina aptrinta, tai būdavo tuo geriau. Nureidavom į senamiestį valkatavimus. O tas valkatavimas, vienoj kavinėje pasėdi kitoj ir tada susemdavo milicija. Tai buvo viešos tvarkos pažeidimas? Be abejo. Tai toks buvo maištas, tas maištas ir iš to tokio maišto tuometinio 82, 3, 4 metų Vilniaus labai daug žymių žmonių dabar iš tos generacijos, labai daug tokių kūrybiškų žmonių, kurie ir mene, ir teatre yra, ir muzikoje daug pasiekė. Tai neminėsiu pavardžių, tiesiog neprisimenu daug. Tai buvo toksai laikas, kai maištaut norėjusi, po to, aišku, kariuomenė, o grįžus, tai vėlgi susigundžiau tais, tada sąjūdžiai net nekvepėjo, buvo 87 metai, galbūt lūžis buvo tada, kai 87-ais tėvai, žinodami, kad aš galiu pakliūti prie Mickevičiaus paminklo mitingą, išvežė į kaimą tą dieną, bet vis tiek aš grįžau vakare ir nespėjau, tiesiog nespėjau, buvo kelios valandos, aš labai bėgau, lėkiau, norėjau patekti tą mitingą, bet jau viskas buvo įsiskirstę. Tai po to gal taip sujaudino tos atvejais, kai 88 metais per vasario 16 buvo toks neformalus žmonių susibūrimas Švento Mikalojaus bažnyčiai ir po to žmonės ėjo prie katedros, ten dalyvavo mano mama, jinai man pasakojo tas visas istorijas, kaip žmonės gaudė, vežė su varanokais už Vilniaus. Tai tada gal buvo lūžis, čia tas bus protestas, kuris man reikalingas. Man buvo reikalingas protestas, man reikėjo protestuoti prieš tai, kas yra aplink. Aš negalėjau ramiai viską žiūrėti, man čia buvo viskas netobula ir galvojau, kur čia įsilieti kokią organizaciją, kuri su to visų bjaurasčių kovotų. Ir teko prie kažko prisijungti, prie kažkokios organizacijos? 88 metais jau buvo keli mėnesiai, kaip sąjūdis veikė. Tai buvo toksai istorinis įvykis prie Katedros aikštės, vyko bado akcija su tikslu arba siekiu išlaisvinti politinius kalinius. Ir ten susipažinau su labai daug šviesių žmonių, tokiais kaip Petras Cidzikas, Algimantas Andreika ir daugelis kitų. Ir būtent mane pakvietė Lietuvos Laisvės lyga. Aš buvau nuo 88 metų rugpjūčio Lietuvos Laisvės lygos nariu. Tada sąjūdis dar tik tai buvo pirmieji mėnesiai ir buvo neaišku, kas jisai toksai yra. Bet ne ta pati Laisvės partija, kaip dabar kiti jaunimas galvos, kad tu galbūt, galvos žmonės dabartiniai klausantis šito įrašo galvos, kad galbūt jau tada tu dalyvavai Laisvės partijos sudėtyje. Bet čia visai kas kita, taip? Čia buvo Lietuvos Laisvės lyga, čia buvo Terlecko organizacija. Ir dabar praėjus daug metų
prie jos šlėjusi kažkokie tie žmonės, kuriuo aš tais laikais tuose susibūrimuose net nematydavau, kuriems tada gal buvo tik tai 2 ar 3 metai. Jie visi save vaizduoja. Tai gal ideologija patinka? Čia apsimestiniai dalykai. Čia vėlgi dabar, ką mes dabar matom viešai politikoje, visuomenės gyvenime, tai lygiai tas pats, kas sovietmečiu, viens prie vieno. Labai daug to apsimestinėjimo, melo ir va, tas visas gaivalinis melas, kuris tuo metu sovietmečiu tvyrojo, nuo 82 metų, kai Brežnevas mirė ir dar iki Brežnevo tas buvo. Ir aš va, tą visą energetiką, to viso gaivalinio melo, kaip aš tai vadinu, aš dabar tą jaučiu, kad yra laisvoje Lietuvoje, kabutėse laisvoje Lietuvoje, nes viskas tas pats vyksta viens prie vieno ir vėlgi dabar galbūt kitaip, dabar vis tiek tą maištą palaikančių žmonių yra, gražioje prasme, ne tik tai, kad ten kažkam nuverst arba pakeist valdžią, ne. Tiesiog žmonių, kurie turi kitokią nuomonę, jie tvirtai turi savo stuburą vertybinį, moralinį ir jiems nesvarbu, kokia spalva valdo, kokie ateina į valdžią išeina, jiems svarbu, kad nebūtų to gaivalinio melo, kaip aš ką tik tą visą sistemą vadinu, sisteminio gaivalinio melo, kad dabar teleportavosi iš 82 į 2024. Bet labai keista, kad tu labai aktyviai dalyvavai įvairiuose sukūriuose, sakykime, pokyčių, bet nenuėjai su kažkokia tai partija toliau atstovauti, ieškoti tos teisybės, kad mes geriau gyventume arba būtumėm kitokie. Tu pasukai kitų kelių, taip? Ne, aš buvau susidėjęs su partijom, čia buvo toks etapas. Ir aš buvau irgi naivus, galbūt, jau tada dirbau Lietuvos aide ir tikrai buvo toks momentas, kad galvojau, kad reikia čia kažkokios ten tvirtos dešiniosios jėgos Lietuvoje, kurie ten tą visą sovietmetį baigtų sutvarkyti, neliktų tų visų komuniagų ir taip toliau. Bet kas įvyko? Įvyko taip, kad tie patys komuniagos, tas biurokratija, tas visas aparatas, jie persimetė dabar į tą dešinę pusę, kurią mes dabar įvardinam kaip dešinę. Tai nieko nepasikeitė. Bet aš atsakant į tavo klausimą, taip suformuluočiau. Aš buvau partijoje, vienoj iš, nenoriu įvardinti, bet aš buvau gal tik 4 ar 5 metus, kol galvojau, kad tai yra kažkokia tai atsvara sistemai. O kaip sistema aš buvau įvardinęs tą sovietmetį. Sovietmetį kaip blogį, reiškia. Tai, o atsvara tam blogiui, sovietmečio blogiui, tuo metu buvo, konservatoriai, ne? Bet tai buvo iliuzija, tai buvo saviapgaulė. Ir 98 metais aš padėjau kryželį su politiku, pasinėriau į žurnalistiką, buvau vieno iš dienraščių redaktoriaus pavaduotoju tuo metu, rašiau kriminalus, ekonomiką ir man tas dalykas toliau neberūpėjo. Bet vėlgi tas toksai nepasitenkinimas sistema, kokia bebūtų jos spalva, nepasitenkinimas tuo, kad kažkokia tai grupė gauja melagių siekia žmonės, kad jie galvotų va taip va, ir tik tai taip, ir visą kitą alternatyvą reikia naikinti arba iš jos tyčiotis. Tai va tokios tendencijos man niekada nepatiko ir dabar nepatinka. Tai vėlgi čia toksai tas maišto elementas galbūt suveikia, dėl ko aš atsiradau ir ezoterikoje. Tai vėlgi ieškojimas. Aš politikoje, visuomenės gyvenime, žurnalistikoje jau peržengus 2000-uosius nebemačiau alternatyvos, nebemačiau opozicijos tai gaivaliniam sisteminiam melui. Ir aš galvoju, kad tą galbūt reikėtų religijose paieškoti. Taip, aš buvau visokiose religijose, buvau
ir vedų tikėjimo kryptyse buvau ir ten susidėjęs tam tikrom krikščioniškom, katalikiškom organizacijom, galvojau, kad ten bus ta opozicija. Niekur aš tos opozicijos, aš kur nueidavau, pamatydavau tą patį šėtoną. tą patį gaivalinį stichinį sisteminį melą ir norą žmogų va taip pastatyti už pavadėlio. Tai tada aš galvojau, kad vienintelis būdas eiti, žiūrėti, o kas yra už to. Aš niekada iki to laiko, iki 2000-ųjų kažkaip neužsidavau savo tokių klausimų, kad gali būti tikrovė už tos stiklinės ribų. Visą laiką galvoju, kad galima maištą toje stiklinėje organizuoti. Ir aš norėdavau tam maište būti, koks jis bebūtų, kokios spalvos tas maištas bebūtų įvykęs. Bet tai būdavo toje stiklinėje. O tada aš galvoju, kad reikia pažiūrėti už tos stiklinės ribos. Nes atsakymai vidų stiklinės nerasi niekada. Ir niekada nebus ten to maišto tikro. Nes dėsniai tokie, kad sistema, kokia jinai bebūtų, jinai linkusi save keisti. Ir visą laiką toje sistemoje atsiranda individų, kurie iškeliami tos pačios sistemos, kad ją transformuotų arba sugriautų. Todėl viduje sistemos mes galim pamatyti revoliucionierius, visokius pankus, chuliganus, kitaip manančius, alternatyvininkus, kuriems leidžiama reikštis, tiek, kiek leidžiama kiek te leidžia tą melo, gaivalinę melo, reiškia, tą sistema. Bet mes ją galim vardinti kaip matricą, tai kitais žodžiais pavadinti, bet tai yra ta struktūra. Tai va, o toliau aš pamačiau, kad tai yra ne tas kelias ir aš pradėjau ieškoti, eiti save, tai buvo toks stimulas pagaliau eiti save ir aš ieškau, kur tą ras. Buvo įvairių bandymų į filosofijas nueiti, labai mėgau egzistencializmą ir po šiandieną man viena iš pagrindinių filosofinių krypčių, kuri man davė daug, taip pat labai stipriai mane paveikė tiesiog revoliucija padarė mano viduje ir aš dabar irgi panašiai galvoju, kaip tasai žymus airių filosofas Robertas Antonas Wilsonas, toliau visas kvantinis mokslas, kvantinė fizika, reliatyvumo teorija. Tai yra galbūt aš ėjau daugiau ieškodamas į dvasinius dalykus, į ezoteriką, bet mane kartu irgi ten netenkino atsakymai, kadangi nuėjęs į tą ezoteriką, į savęs pažinimą, aš irgi tam tikram etape supratau, kad ten irgi nėra atsakymų, ten irgi yra uždaryta. Tu va ten eini vieną tokią pelėkautus tenais, nutari, kad ten nebus pelėkautų, nueini tenais, ten irgi tie patys pelėkautai. Religija irgi tie patys pelėkautai. Tave va taip paprastai. Tai tada galvoju, reikia keisti iš viso požiūrį į tikrovę, savo vidinį požiūrį į tikrovę. Tikrovės suvokimą keisti. O tam, kad tą pakeisti, reikia žinių ir truputėlį lankstesnio tokio kūrybinio viską apimančio proto. Ir tokį protą irgi reikia lavinti. Ir skaitant knygas, tokios kaip Robertas Antonas Wilsonas, Timothy Leary, daugelis kitų, kuriuos galima būtų pavadinti kaip tie, kurie neteisingai kažką traktuoja, bet jie, ta kryptis, kvantinė fizika ir taip toliau, ir tie mano paminėti žmonės, daugelis kitų šaltinių, aš tai tuos, kurie steigia man į atminę, tai aš kiek esu perskaitęs, net neprisimenu autorių. Tai būtent, kad pasaulis nėra, formuluotė tokia, pasaulis nėra tai, ką mano penkias juslės apčiuopia ir mano smegenys gali apriepti su mano sugebėjimu tai interpretuoti. Yra viskas daugiau, plačiau ir tai nėra vien tik tai, ką sako klasikinė fizika arba mechaninė fizika. Ir kiek jau laiko praėjo nuo tos dienos, kada tu pajutai, kad tau reikia ieškoti tų paslėptų atsakymų, kiek tai jau praėjo laiko? 20-30 metų. Labai daug padėjo
nuoširdus ačiū Aleksandrui Žarskui, Jonui Markūnui, kurių paskaitas aš Vilniuje lankydavau beveik visas. Žarskui aš eidavau į mokytojų namus, jo paskaitas pirmadieniais, gal 20 metų, kiekvieną pirmadienį svarbu būdavo. Toliau nieko kito nebuvo lietuviškoje spausdintų knygų rinkoje iš tos temos kaip Sergejus Lazarevas. Ir toliau dar buvo toks momentas, kad ir Tibetą nėriau, į Egiptą nėriau, į Kastanedą nėriau, kur aš tik tai nenardžiau. Ir praėjau visokius ten Reiki, Šmeiki, ten tos visus. Niekur ten nėra atsakymų. Ten tik tai vėlgi aš kažkokiam tai video kalbėjau, kad akcentas eina į technikas, technikų išmokimą ir aklą tokį panaudojimą. O man visą laiką buvo įdomu prajautimas ir kartu su to prajautimu, kas yra giliau, atidaryt mašinos variklio dangtį ir pažiūrėti, kaip ten viskas padaryta. Galbūt, aš sakyčiau, kad toks moteriškas priėjimas prie šito klausimo būtų buvęs toks, kad aš išgirdau technikas, aš praeičiau, aš taikau ir man nesvarbu, kaip tas variklis veikia po kapotu, aš tą darau, man pasiseka. Man tas kelias nepatiko. Man tai kelias irgi tam tikrą vartotojiškumą. Beje, kažkurio tai savo knygoje Lazarevas taip yra pasakęs, jeigu dvasinius dalykus pasikinkai tam, kad pasikasyt nugarą arba naudot vartotojiškiem tikslam, kitaip tariant, tai tavo kelias yra į niekur. Tai daugelis mano bendraminčių tuo keliu nuėjo, reiškia. O man tas kelias nebuvo priimtinas, aš nenorėjau to keliu eiti. Tam tikrą prasme aš ėjau to keliu, tai buvo įdomu, bet visą laiką būdavo toks stabdis vidinis ir jis ėjo iš kažkur, nežinau, iš kažkur toli, kad tai tik tai tiek ir viskas. O kodėl tik mažai? O ką man tai duoda? Čia kiekvieną kartą atsitikdavo taip po kokių nors mokymų, ten ar Reiki, ar Cigūnas. Nu, dar Cigūnas tai pusė bėdos, bet ten dar kitus aš esu praėjęs visokius mokymus. Čia atvažiuodavo iš Minsko, iš Maskvos, iš Varšuvos, iš Rygos. Lietuvoje buvo įdomu, 2000-ieji buvo įdomus laikotarpis, čia labai daug atvažiuodavo lektorių įdomių iš viso pasaulio ir ta tokia oazė dvasinė, kurią sukūrė Vytautas Kazlauskas kažkada, tai beje reikėtų priminti, kad Vilniaus visuomeninė parapsichologijos akademija 30 metų jubiliejus, niekas nieko nepaminėjo, jokios užuominos apie tai nebuvo, kur studentai, kurie mokėsi, kodėl nieko nepadarė. Tai reikia telkti juos. Tai va, tai aš nukrypau nuo temos. Tai tais laikais buvo labai daug tokių renginių, labai daug tų šviežių žmonių atvažiuodavo. Ir visą laiką po kiekvieno seminaro aš savęs klausdavau, o kodėl tik tiek? Nu gerai, tada einam giliau, įsiregistruoju kokį nors ten jau gilesnį lygį, kokį nors ten tą, kaip ten vadinasi, pamiršau pavadinimas, kaip ten, retrytus, ne, retrytai, jo. Ir galvoju, kad ten daug kažkas tai dar atsivers giliau, plačiau. Nieko aš nesužinau. Ten vieni kokie nors ten satsango arba retryto dalyviai apsimeta, kad jie viską supranta, kiti galbūt to jiems ir užtenka, jie nekelia daugiau jokių klausimų, treti ateina dėl to, kad draugas atsivedė ir reikia atkentėti visą tą renginį. Ir gal tai vienas kitas kažką su savim dirba to renginio metu. O aš irgi dirbau su savim tokiu renginiu metu, man visą laiką po jų kildavo klausimų, kodėl tik tiek? O kas už to? O kodėl? Aš nieko, nulis. Lygiai tas pats būdavo su tais regresiniais seansais.
kiek aš nueidavau pas jūs labai tokius jau kietus meistrus, atsisėdavau, skaičiuoju 1, 2, 3, iki 10 mažiau, man šypsena ima, man juokas ima. Man juokas ima iš to hipnoterapeuto, kuris ten skaičiuoja man iki 10, kad aš eičiau tą būseną. Niekai. Tai gal dėl to, kad tu netikėjai? Aš labai norėjau patikėti, aš stengiausi patikėti, 1, 2 ir matosi, kad aš hipnoterapeutas pats įsitempęs, nes jisai mato, kad aš neįeinu į būseną ir man norisi išvengti iš to ir iš to seansą nieko neišeina. Tai čia yra kiti dalykai, čia yra genetiniai dalykai ir karminiai dalykai, kodėl yra žmonių kategorija, kurie aš atsakiau tą klausimą, kodėl neinu tas būsenas. O todėl, kad, aš prie tokių save irgi norėčiau priskirti galbūt, kurie jau gimsta būsenai. Jie jau turi tą būseną ir jie nežino, kad jie yra toj būsenoj, dėl to jiems kyla klausimo, kodėl čia taip, o kodėl čia tai viskas melu kvepia, kodėl ta gaivulinė melo sistema tokia, kuri transformuojasi iš santvarkos į santvarką, bet nesikeičia. Ir tu viską tą matai, ir tu jauti, ir tą supranti, ir tu nieko negali padaryti. Nieko negali padaryti. Esi kaip stebėtojas. Ir po to jau meditacijų metu gavau tokią informaciją, buvo toks etapas, kad jau tada aš jau neėmiau jokių mokytojų, galvojau, eina jie visi tie mokytojai, ten iš kur jie atėjo, man jie netinka, nes kiekvienas iš tų mokytojų man kalba kažką bla bla bla, o neskleidžia tiesos. Ir aš tada nuėjau tokiu savo gumbų mėlynių keliu, aš skaičiau daug fizikos, skaičiau daug dvasinių dalykų, šventraščių, filosofijos ir tada atsivėrė vienos meditacijos metu į kontaktą su manimi ėjo 3 vienuoliai, aš jų pavardės žinau, vardus. Man iš karto buvo taip, kad aš girdžiu ausyse vardus, 3 vyriškus vardus. Ir aš tos vyriškus vardus įvedu į Google ir man rodo, kad Šiaurės Indijoje, Šiaurės vakarų Indijoje tokie vardai egzistuoja, taip vadina berniukus. Ir konkrečiai eina informacija, kokią literatūrą perskaityti, ką po ko skaityti, ką žiūrėti, ką nagrinėti, ką parašyti. Ir tas parašymas straipsnio, dabar aš pradėjau rašyti straipsnius į tuometinių žurnalų Žmogus, Lemtis, Būrėja. Buvo tokių žurnalų era, neblogų žurnalų. Ir kurį laiką aš tave prisimenu iš televizijos ekrano? Televizija kvietėsi ir buvo Lietuvos ryto laida. Speciali laida. Apie dabar tokių neleidžia leisti laidų visiškai. Tai tai ir tos laidos, tie publikacijos straipsniai buvo savotiškas, kaip ir aš save egzaminuodavau. Aš kažkur tai medituodavau, skaitydavau ir sekdavau tą literatūrą, kurią man duodavo. Ir aš rašydavau straipsnius, kaip kokį mokslinį kursinį darbą rašydavau. Bet tas kursinis darbas būdavo kaip straipsnis ne kokiam nors dėstytojui, o į žurnalą. Dalintis su žmonėmis. Su žurnalą rašydavau. Taip gimė ta kvantinė magija, mano tinklapis. Pirmas mano tas blogas išėjo 2007 ar 2008, dabar nepamenu. Po to aš jau padariau kaip svetainę nuo 2010 kvantinė magija LT. Tai ta svetainė irgi buvo kaip laboratorinis darbas arba kaip diplominio darbo rašymas. Bet aš tą diplominio darbą rašiau ne konkrečiam profesoriui, bet žmonėms, visiems. Tai yra, norėjau, kad ne kažkoks tai, atsiprašau, apsimetėlis mane vertintų, o skaitytojai vertintų. Ir tokiu keliu, kai tu gauni, atiduodi, neužlaikai savyje, kaip tas, žinai, su taziku pripiltų vandens vaikšto, bijo, kad neįsipiltų, ne? Tai nereikia taip. Tai yra, gauni, atiduodi, tas labai faina, tas labai veda iš vidaus daug metų. Ir tada mane pasigavo Gintarė Devainienė iš Žalio bambuko.
jinai sako, gal nori pas mus paskaityti paskaitų. O aš jau tada skaičiau kartais paskaitas, aš važiuodavau į Kauną, aš gyvenau Vilniuje, bet važiuodavau į Kauną į Šviesos namus skaityti paskaitas. O skaitydavau paskaitas apie ką? Apie masonus, apie tai, kas vyksta dabar. Tai buvo 2005, 2007, 2008 metai. Tu visą šitą jau viešinai. Jau viešino, jau buvo rašoma mano bloguose, Lietuvos rytas interviu imdavo apie tai, žurnaluose. Kiek pamenu, Kauno diena labai dažnai. Kauno dienoje būdavo taip. Ir būdavo, aš labai džiaugiuosi 90-ais ir 2000-aisiais. Nu ir po to dar iki 12 tas buvo geras laikas, kai būdavo tokia kūrybinė laisvė. Taip galėjai laisvai jaustis rašydamas apie tai, apie dvasinį kelią, apie ezoteriką, apie žmogų, apie tuos visus sisteminius dalykus. Niekas neblokavo. Niekas neblokavo, buvo visiška laisvė. Ir po to kažkur tai nuo 12, gal 12 dar ne, nuo 15. Taip viskas siaurėjo. Ypatingai tas labai jautėsi per tą pandemiją, kad viską trynė iš eilės, kas su tuo susiję. Bet kodėl? Tu atsakei savo į klausimą, kodėl? Aš atsakiau savo į klausimą ir aš tai jau buvau parašęs prieš tai. Aš pat būna, kad parašau, nežinau kodėl parašau, po to po kiek laiko perskaitau pats save, galvoju, kodėl aš taip mačiau į priekį, kaip dabar vyksta. Vadinasi, ta informacija buvo duodama. O tiesiog dabar yra toks laikas, kad vyksta atsijojimas pelūnų grūdų. Tai reiškia ką? Tai yra didžioji pjūtis. Atėjo didžioji pjūtis ir tiesiog siela dabar labai daug, kodėl klausimas buvo, kodėl to daug paviršinio produkto, paviršinio kalbėjimo. Per Instagramus, TikTokus, visokių pseudo mokytojų ir taip toliau, kurie 5 knygas geriausiu atveju perskaitė ir po to mokymus veda. Kodėl visą tai yra dabar viešoje erdvėje ir to daug? Ir pateikiama labai gražiai supakuota. Taip, tai yra tam tikra politika, aš apie tai jau parašiau, aš negi būrėję apie tai rašiau kažkuriais tai metais. Kad tai yra tam tikra cenzūros forma, nes kai tu paskandini viešą erdvę gausa fake, tų suklastotų žinių, suklastotų mokytojų, mokslininkų, dvasinių kažkokių tai organizacijų. Kai tos viso gaivalo daug, tai tu dabar žmogus mielas atskirk, žiūrėdamas YouTube, kur yra tiesa, kur ne. Neatskirsi. Ir dabar, kas įdomu, tam gaivu, tos ezoterikos, pseudoezoterikos daug internete. YouTube daug, TikTok'e, Instagram'e daug, tiek. Bet kas įdomu, kad blokuoja ir trina, tiek aš žinau ir kiti kolegos, kurie gali liudyti tai, ką aš kalbu, lygiai taip pat, mes susirašom, sako, būtent blokuoja tuos, kurie nuo seniau tą daro. Tie, kurie nuo seniau nuosekliai matė, pasakė ir dabar kalba. Būtent tiem yra nulaužiama galva. Tai aš galvoju, kad daug irgi esu rašęs ir kalbėjęs apie dirbtinį intelektą, bet pati pirma mano paskaita apie dirbtinį intelektą ir jo pavojus buvo perskaityta berods 18 metais irgi pas Gintarę Davainienę Žalio bambuko klube. Dabar truputėlį nukrypom nuo temos. Tai aš pradėjau prieš 12-14 metų maždaug darytos mokymus dėka Gintarės, kuri pakvietė mane tada į bambuko klubą. Aš paskaičiau vieną temą, antrą, trečią, po to... Ir išreiškia žmonės norą daugiau gilintis. Taip, ir sako, o kodėl tu iš to nedarai kažkokį ciklą? Tada aš parengiau ciklą, tada jau kažkaip ir Panevėžys atsirado, ir Šiauliai atsirado, ir Kaunas atsirado, ir Klaipėda atsirado. Ir tada
pasipylė, vat, ką mes irgi buvom pradėję kalbėti apie tai, kad prasidėjo turnė po miestus. Tauragė, atsimenu, Palanga, Trakai, aš Elektrėnai, aš nežinodavau, netgi pasimedavau metų laikuose, miestuose, kur aš kada turėdavau atvažiuoti, bet tai būdavo, netgi būdavo kviesdavo bendruomenė, žmonės susirenka, pavyzdžiui, buvo toks atvejis Klaipėdoje, prie Klaipėdos, medikai, gydytojai. Jie sugalvojo, kad reikia paskaitos apie biolokaciją, apie tą kvantinę biolokaciją. Ir tai buvo 16 ar 17 metai. Ir aš važiavau privatų būtą, susirinko vienos privačios gydymo įstaigos daktarai su moksliniais laipsniais. Ir mes prie arbatėlės pasikalbėjom ir aš jiem atskaičiau tą vieną iš ciklo dalių, tą paskaitą apie biolokaciją. Taip pat buvo toks atvejis, kai inžinieriai, elektrikai ar geologai, dabar aš bijau iš kažkokios tai tarnybos, kurie užsima su žemės matavimais, nekilnojamų turtų. Geodezininkai. Jo. Irgi aš buvau iškvietas į Kauną, į vieną tokią UABą, ir aš ten prieš didelę auditoriją skaičiau tą paskaitą. Bet kodėl dabar nebėra? Marijampolė, tokia maža miestelė kaip Vilkaviškis, susirinkdavo salė, lūždavo 200-300 žmonių. Kaune būdavo, mano paskaitose nesigirsiu, ar lankėsi akademikas Jurgis Brėdikis. Jis ateidavo, mes diskutuodavom prie salės. Jisai netgi neužduodavo klausimų, atrodo, aš ne iš karto atpažinau, aš skaitau paskaitą, irgi ten gal jūra žmonių, apie 100 kažkur tai, ir kampe žmogus tokiu su kukliu lietpalčiu. Ir po to po viskam prieini, sako, aš akademikas Jurgis Brėdikis, aš prisimenu jūs, žinau. Ir tada galbūt tų diskusijų metu, aš galbūt nenoriu savo nuopelnų prisiskirti, kad aš užvedžiau jį ant minties, kad reikia tą knygą parašyti jam. Labai jaučiasi. Kad jisai buvo tame kelyje, aš tuo tikiu, nes jisai akademikas, aš tik žurnalistas. Bet aš manau, kad... Bet skaitant Jurgio Brėdikio, kad ta knyga apskritai atsirado, nes jinai galbūt atsirado toj informaciniai, tų 2000-ųjų tam informaciniam burbule, galima taip sakyti, tam ezoteriniam dvasiniam 2000-ųjų burbule. Jis turėjo išėti per kažką, bet Jurgis buvo tuo metu kažkas, o aš buvau tik tai žurnalistas. Bet ir skaitant Jurgio Brėdikio knygas, galima atpažinti tavo skaitytų paskaitų mintis. Netgi labai daug jų ten yra cituojama. Todėl, kad šaltiniai, ko gero, labai panašus turėjo būti tiek pas Jurgį Brėdikį, tiek pas mane. Tai pirmas Maiklo Talboto knyga Holografinė visata, kuri tik tai apie 12 metus buvo lietuvių kalba išleista. Ir visai eilė kitų autorių, tame tarpe ir Gordonas, Richardas Gordonas, ir Deepak Chopra, ir eilė kitų, dabar taip iš atminties neprisiminsiu, daug jų buvo. Labai daug buvo rusų, ukrainiečių, kurie dar nesipyko tada, labai bendrų autorių, mokslininkų iš Rostovo, mokslo akademijos, iš Novosibirsko mokslo akademijos, iš Sankt Peterburgo, iš Kijevo. Tai kai jie dar nesipyko, kai buvo ta bendra sriuba tokia mokslinė, mokslininkų tos buvusios posovietinės, tai labai daug žmonių irgi apie tai rašė knygas. Ir aš daug turiu ir savo bibliotekoje tokių knygų. Tai tikrai tai buvo ne vienas šaltinis tiek pas Jurgį, tiek pas mane, kur galbūt aš nerašiau tos knygos, aš nuėjau kitų kelių, aš daugiau paskaitas skaičiau. O nekyla mintis parašyti kažką, sudėti į lapus, kurie nugultų jau kaip relikvija tavo, sakykime, įamžintos tavo mintis? Taip, tai aš galvoju, kad
knyga gerai, bet dabar galvoju, kiek dar autorių lietuviškų be Šviesios atminties Jurgio Brėdikio apie tai yra ką nors parašę. Aš nei vieno nežinau. Gal yra, bet aš iš mano generacijos 2000-ųjų parapsichologų nematau ne vieno autoriaus, kuris būtų apie tai parašęs bent straipsnį žurnalį kokiam nors. Nėra. Ir nenustebau, kodėl taip yra, nes Lietuvoje mokslininkai yra labai bailūs. Dar reikėtų nulemti galvą Grygas, profesorius Grygui, tiesiog aš prieš jį irgi nulengiu galvą, nes irgi daug tą temą yra kalbėjęs. Tai daugiau nematau, kam. Dar reikėtų, atsiprašau, Dabkevičius, kuris irgi daug tą kryptim, Kirda tą kryptim daug yra nuveikęs. Šiuolaikiniai, labai jauni žmonės. Daugiau nulis. Robertą Mackevičių dar norėčiau iš to. Ir viskas, galima ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti, kurie tą kryptim dirba Lietuvoje. O dabar aš taip jaučiu ir matau, kad visi jie nustumti į šoną, juos ten blokuoja, gesina ir taip toliau. Ir man atėjo tokia į galvą mintis, kad knyga yra gerai, bet knyga yra toks momentinis dalykas. Iššoviai šūvį, kaip Jurgis akademikas su savo knyga, ir kažkur jinai į nebūtį nuėjo, reiškia praeitį. O toksai galbūt labiau patrauklus būtų sprendimas periodinis leidinys. Toks kaip almanachas. Gerai senais laikais, 90-aisiais, Sankt Peterburgo fizikų bendruomenė, tokių jau ezoterinė fizikų bendruomenė, kartu su Novosibirsko kolegomis jie leido tokį žurnalą Сознание и физическая реальность. Aš kažkur tai kompaktų dar to žurnalo turiu. Jeigu dar raščiau, tai gal būtų įdomu vieną kitą iš ten straipsnį ir išverst. Aš esu vertęs tos straipsnius iš tikrųjų. Tai va, tai idėja, kad daryti vėl periodinį leidinį, žurnalą. Ir kodėl žurnalas? Todėl, kad vėlgi pastarųjų kelių metų patirtis, ypatingai po 2000-ųjų, verčia suabejoti internetinės žiniasklaidos patikimumu. Gerai, tu sukursi savo svetainę, www.dramblys.lt, dėsi tokias medžiagas. Tai tau Google'as užblokuos ir tavo to puslapio nieks nematys. Ir kaip tu pasieksi tą tikslinę auditoriją, tai kaip tu pasieksi tos žmonės, kuriem tai svarbu. Facebookas ištrins. Vat visai nesenai, prieš kelias dienas įdėjau vieną straipsnį į Kvantinę magiją Vilnius grupę Facebook'e iš senosios mano svetainės Kvantinė magija LT. Ir užblokavo. Iš karto per kelias dienas, praėjo kelias dienas ir ištrynė. Tai va tokiais dalykais skundžiasi daugelis žmonių, daugelis, kurie bando kurti ir dėti turinį į socialinius tinklus. Kitas variantas, galbūt galima pasirinkti kitus elektroninius kanalus, tokius kaip ten Telegramas. Bet aš dabar kuo toliau, to labiau prieinu išvados, kad irgi nėra saugu. Visgi tai yra elektronika, tai yra didieji duomenys, tai yra informacijos rinkimas. Apie kiekvieną iš mūsų yra renkama dosija. Mūsų papkės guli silicio slėny elektroninės, ant kiekvieno mūsų yra užvesta, ką mes pirkom, kada pirkom, ką rašėm, ką komentavom, ką trynėm. Visose socialiniuose tinkluose, įskaitant Telegramą. Tai ar verta mėtytis kiaulidėje perlais? Ar ne laikas būtų elitinį informaciją išvesti iš bet kokių TikTok'ų, Instagramų ir perkelti į popierinę laikmeną,
kuri, kaip sakoma, Bulgakovo knygoje, rankraščiai nedega. Tu gali turėti PDF, tu gali dalytis PDF, kaip vienas toksai garsus žmogus, Levašovas, jisai platino savo knygą PDF formatu. Ir jam puikiai sekėsi. Žurnalas buvo toksai. Jam mirus jisai sustojo. Į tenais nuėmė, irgi nužudė tą žmogų. Tai, žodžiu, bet jau aš tą tikrai darysiu. Man kažkaip tai ta idėja atrodo labai patraukli ir apskritai reikia visą svarbią informaciją grąžinti į tą analoginį laikmetą. Ir tai būtų tas pogrindis, tai būtų tas undergroundas, tas toksai pasipriešinimas sistemai, kuris mane verda nuo pat 3 metų, kai aš save suvokiu kaip žmogų. Tai ir norisi tau palinkėti, kuo greičiau startuoti, kuo greičiau išpildyti savo svajones ir troškimus. Ir paskutinis klausimas, ar jau radai atsakymus, kurie nuo gimimo tave kamavo, kad gyveni iškreiptų veidrodžių karalystėje? Radau vieną atsakymą, kad tai niekada greičiausiai nesibaigs. Ir su tuo reikia gyventi visą gyvenimą. Ir tik tai keičiasi galbūt į tai požiūris, kaip tu į tai reaguoji. Anksčiau tai būdavo labai skausminga, anksčiau tai būdavo labai nemalonu, o dabar su tuo susigyveni ir tiesiog žinai, kad taip yra ir gal tavo anūkai matys kitokį pasaulį. Bet šitam laiko erdvės etapė, kuriame tu esi, duok Dieve, kad aš būčiau neteisus, bet greičiausiai mes tą ragausim daug metų į priekį.